Va. Tai liko šitas kraščiukas. Jau, sveiki. Pirmadienis. Sėklos užpiltų, dabar reikės vakarais laistyt. Va, sužels. Ir bus vaizdelis idealus. Mašinka, viskas jau nusiprausėm, einam į kambarį. Nu, nakti baldat. Na, pareis. Nu va, baigiau. Nežinau, neskaičiavau, kiek tų karučių čia suvariau. Galvojau, kad užpilsiu tik tais iki tų bukmedžių, bet ne. Užsipylį daugiau. Ir aišku, žemės baigėsi. Tai užprašyta yra tų žemių, kad eitų čia pasibaigti. Dabar čia pat. Čia tiek teliukų jau visai. Juokingai. Aišku, paskui ten už Šilavogių toliau varysim tenais tą kelmą, kur nupjovėm. Tai tą luomą visą smėlį užpilsim, paskui ant viršaus žemę. Taip, tai dabar einu sėklų berti. Tai paskutinė juosta, paskui vakare laistyt viską. Nu, kursim šiandien savo vieną akį. Gerai, tai ne mašininis, žinai. Čia mašina man gauna. O ta irgi pūtė jau? Ne, dar nieko nepūčiu. A visus tuščius, a ne? Tik prapūstrėk visą, žinai. Paskui jauti, minkštą, kietą. Mes važiuojam, mama. Aha. Man tu pamašy, kad kūro. Gerai, gana. O, eik į šauniuką, eik. Dar ausis pralygiai. Dar varam, da. Dar ausis. Nu, pasikūrėm šiaip ne taip iš tų žiemos. Pjauna, kur? Kaip vaizdas visai bus. Tai aš eisiu su trimeriuku. Pakraščius. Biškį. Kemšas tekai nuvažiuoja prie uždaržo, tai ten ūrė visą žolį. Nu ką, grįžom iš apsipirkimų.
Tai stosiu nusivalyti langus ir užuoldas pasikabyti, o vieną reuzą įskalbį. Dabar žiūriu. Darbinį siurbliuką pasijungt. Muses susisiurbt. Jau kiek tas siurblys matęs į butų statybas, į remontus statybas, sakau, remontus. Ir čia kiek jisai matai, baisus jisai toks, bet savo darbą tą gerai atlieka. Sienų pas mus nereik netapetuot. Leidžiam piešt, nes vis tiek čia viskas naikinsis kažkada. Tai dar viena draugė tokią mintį pakišu, kad šitą vaizdelį nufotkyti ir įrėmint mergom atsiminimas bus. Gali gera mintis. Kokius menų šedevrus darydavau. Susisirbiau muses. Dabar musių šūdus nusivalyt. Nu, kai naujas. Sekantį. Va jau vaizdas matosi krūtus. Pelėsiai nusivalė. O ratinklė ir mūsų kakočiai. Gerai, kai Seimo tai antrą langą vieną langus atsidaryti, dabar tai vieną atidarau, tai kitą. Vėjas didelis laukia, tai ne. Dviejų paliktas daryti, nes baisus skersvės gaunas. Dabar atidariau čia va už nugaros terasos pusę, tai o į kitą galą eisiu vėją guldyti. Valiau. Prajudinu žemę. Bet dar teks pakentėti, nes šlapia pas mus. Vienas, kitas. Čia bus bulvės, čia daržovės. Va, tai žodžiu. Važiuosim rytoj Velyką postolį toli, žodžiu. Ten takus betonuotas ir paskui važiuosim bulvių sėklos pasamti. 3 maišus. Va. Nu, žiūrėkit, pas mus priaugų kalnų. Žodžiu, gavom, toks čia, ne juodžemis, toks, žodžiu, juksas. Iš kažkokio objektų, žodžiu, veža lauk, tai vat, pas mus. Nes mums reikia šituos visus čia griovius susilyginti, o gerų žemės neįgausim tiek, tai gaila ir pinigų, tai kiek kainuotų. Vat, o čia pila, ką? Sesė dar darželį. Pila, o paskui samdysim bufkačių kokį, kad žodžiu stumdytų mum. Tas žemės čia visur. Tai toks priemolis žodžiu. Bet gerai.
Į tą dugną gerai čia bus. Paskui ant viršaus plonai žemikis. Ir viskas. Tik čia biškenkelį negražiai išsivarė. Reiks su kastuvu biškį pralygint, tiksliau nuvalyti. Tai va, čia visur tą griovį reikia pralygint. Nes čia yra duobė, žodžiu, čia tvora tveriant, čia nėra kur stulpų kalt. Einame į tą vėl. Tai va. Tai už šitas 3 krūvas 50 eurų. Dar turi atvežti 3 krūvas. Čia vieną šiandien atvežį, dar 3 turi atvežti, nežinau, gal kitą savaitę. Tai va, tai vėl, sakykime, plius minus 50. Nu, čia tik už atvežimą, pačių žemės nekainuoja. Žinokit, vyras mano norą išpildė. Tite! Va. Mama! Ką, Eglyte, ką? Čia mama šaudyt. Kur tau šaudyt? Čia skalbinius džiaustyt, tu nešaudyt. Šaudyt? Va, čia geros firmos, rimtas jau. Didžiulis. Mama. Nežinau. Eik šitai. Eik ten laikyk tu, ne, užvamdžiu. Tempi virves šitaip. Įvaryt šitą. Laikyt. Šiaip tai iš čia žiūrint, tai jisai tvarkingai atrodo, nedidelis. Malė. Jo. Daug tų virvučių čia kabnyt galėsi, tai turėsi pusę. Bet sakau, čia porą tų kompleksų turi sagučių. Nu gerai. Kuoliukus tuos ten bus kur. Jo, tai štai galvoju. Gerai, tą irgi neš čia atjungti.
rytas. Daug ką, mūsų transportas paruoštas. Išvažiuoja. Šiandien jau turbūt iki pietų. Tikimės suspėti. Na, nusiardėm. Ir eisim takus betonuotis. Buvom planavę šiandien dar tuo pačiu tą pamatą nusišveisti. Bet žmonės mamos dieną susitvarkė, kapus aplinkui, viskas apsaudyta, gražiai tvarkyta, tai nešveis. Negražu, jau paskui vėl apdulkės. Kiek čia? 1, 2, 3, 4, čia 8 kuoliukų, čia reikės ir viskas. Na, atsuk nugarą. Taip, šiandien su nuotykiais, bet žodžiu grįžom sėkmingai, mašina biškį palūžo, į kapus įvažiavus. Čia Fryza kažkur te leidžia iš lango šūkano. Nukriaušus, patrūkus. Tai grįžinėjom, žodžiu, stojom tarpus ir vandenuką pylėm, kad aušintum. O paskui vidury darbų suktukas išsikrovė. Aišku, batarejos ir pakrovėjų neįsidėjom. Tai nieko, susikalėm. Tai va, bet nieko, sėkmingai grįžom, dabar pakuojamės, eisim įsibetonuot džiovyklę. Sėklos. Dabar galvoju, pavadinimų nepasakysiu. Nu, žodžiu, geros. Tik reikia užskabytis, jas nusiskabyt. Ir dar vienas maišas bus. Iš kitų žmogaus gavom. Turėtumėm užtekti. Įrankiai. Eisim įsigręžti skylę. A tai dabar kurių vietų? Atsimeni? Tai vėl statyk tą ragaužį, žiūrėsim, kurią vietą. Tada į terasą norėčiau. Greit, užsikišam. Viskas. Mama, ilgama mama. O tai kiek čia mama? Pamatuok ilgį iki tos plasmasės. Šitą. Čia ruletė ir mamuk, čia buvo ant žemės. Va, pasiglėtai, čiupiniai.
Visi dieną. Ateik, duok, einam matuot, ateik. Dabar duok. Duok šitą ir imk šitą. Kabyk tą pačią. Užkabyk. Gerai? Ir laikyk. Užkabyk ir laikyk, žinok. Jo. 79. 80 vidėj. Jo. Tūtet. 70. 10. Nu dabar į. Tada biškį daugiau, kad Biškį dar daugiau. Matai, kaip 80, 81, 82, ta plasmasika įlystė, tegu būdė įlindus, nu vis. Nu, viskas jau. Taip. Ne? Pirmą įvarau. Čia močina jau. Tai vos susibukyk. Susibukyk. Davai. O, varyk gerai, link. Pažiūrėk, tos batus man nusimau, nes man Gerai? kojų džiūsta. Žienai, sakiau, irgi. gerai. Gerai, da. Tas sakiau, tas... Va. Pasilikom biškį į dubą, kad žemę paskui užpilsim lygiai. Tai betonavomės palei mano ūgį, kad aš taip jau ištiesusi viršų rankas pasiekčiau. Va, toksai antena. Nu ką, einam daryt naują projektą. Numanot ką. Negaliu pakęsti garsą. Aišku, kad nenumanot. Ogi darysim putpelėm narvus. Tadam. Kaip ir nėra tie narveliai putpelių nėra kosminiais kainos. Nu, bet mum gaila ant tų grūtelių jas augyti. Ai. Mes norim ant šiaudų, smėliukų pasimaudyti, nu žodžiu. Nes, kiek galvojam, iš pradžių 10, paskui 20, dar 10, nu į kitą, 2 narvų žodžių po 10. Bet tik mergaitės, bernų nekišim, nes tėtė pešioja, o paskui jeigu norėsim perinimui kiaušinukų, tai pasimsim iš ten, kur putpelės pirksim. Viskas. Va, tai dabar bandysim kažkiek spėt pasidaryti, gal jeigu sėkmingai viskas, tai pasidarysim. O po apačią, po putpelių narvų darysim, užtversim broileriam. Jo. Broileriam iš pradžių 10, paskui ant rudens dar 10. Tai tada būna pilnumoje visų šaldiklis pilnas. Tai jeigu jau saudiausiai augindavom, tai čia saudybėlė, tai tuo labiau. Tuo labiau. O paskui jau darysim dedekliam. Tas peryklas. Kiaušinių dėdyklas, žodžiu, tupyklas. Tada tų pirksim. Irgi jau žinau, iš kur pirksim. Tai va, žodžiu, viskas po biškį. Bet taip. Putpelėm paprasčiausia dabar yra, nes putpelių gardas eina su tinklu, darysim su tinklu, tai jeigu per kažkur per išorę, nors Berta kartu ten gyvensiu janda, tai jeigu per išorę įlys ten kokie kiaunė, nu tai per tą tinklą gardų neįlys. O dedekliam jau mes turim tada išdėti visas sienas, tinklą ir lubas, kaip planavom, da mes tų tinklų neturim.
Va, tai viskas, kai sakau, į pinigus atsiremė, į planus. Tai viską planuoju taip, kad viskas gautųsi. Pubiški. Tai va, tai dabar pradam nuo putelių, paskui broileriai, o paskui dėdelis. Raštų 2,5. Dar. Nu šitai, vadariukai. Čia tokio bus gardas, ne 2 gardai. 2 gardai. Tai čia va tiesiai dalyk, va šitus va, šitus gerai. Tai čia kur, 4 užtenka. Na, Gerai, 4, gerai. Ta prisišausi irgi. Prisišau 4. Tai visus paukelis, tai paukelis. Dar vieną supjaunu. Įglutę duokam, tai nereik man nieko pjaut, čia yra viena. Čia noriu, juostą, supjaunu. Tai pažiūrė, gal nėra tam. Iš tų lystelių. Stauresnį pasimki viskas. Gerai. Iš kuoliukų tu žinai. Gerai, šeputę reikia. Kaip pirmą statytą, čia dar vieną turiu. Pusim. Po kiek sukt? Kiek? 3-4 skylės. 4. Tai jeigu telp 4 suk, ir 2 įsuk, tai įsuk 4. O tai čia žinau. Čia daug. Per pusę praktiškai gardai užteks. Tuos svekus bandyk įkišt. Nelaikys kažkiek. Čia paslaptų. Ranka yra. Man čia yra aukštas. Kem 2. Sakykim, tai 5 atmest. Kem 2. Atmest, tai 3-7. Tokius reikia stojkės dar padaryti. Ir viršos vėl kaip, tai vėl pakėjim. Dės vidurio. Nu gerai, važiuoju. Nu va, tiek spėjau, tai eik. Žiūrėk, Ne, eik. viskas. Nu. Ai, ten užsidarau duris. Jo. Nu, eim. Va, tiek šiandien tik spėjom dugną pasidaryti. Čia po apačią tai gyvens ponios broileriais. Kol kas. Jo, o čia sietą dėl apsaugos dėjom ir dėsim uzbentau sietų. Prieki bus sietas ir atidaromas dangčiai 2, nes čia bus 2 gardai, nu praktiškai panašiai kaip tas stulpas. Tai vat,
Vienas ir antras. Po 10 putpelių. Vienam gardai 10 ir kitam gardai 10. Šitą dugną darom išimamą, nes nuo putpelių teršalų greitai suėda viską, tai kad būtų galima lengvai pakeisti, tik įdedamą darysim. Jau mes neprisuksim, tiesiog, kai jau supus, sugriauš, tada išimsim kitą įdėsim. Tai va, nes jūrinės plokštės, nu kaip, brangu jūrinį plokštį. Žiūrėsim, kiek taus bilaikys, aišku, ne ant plikos usbės bus, dėsim tą šiaudų, ant šiaudų gyvens pas mus putpeliai, žodžiu. Va. Nu ką, jau po dušų, bet dainu praseit biški, prasižvelgt. Šiaip žemė labai juoda, labai faina. Priemaulis pas mus, bet jinai vis tiek faina. Ir čia vat bulvės susodinu ir vat. Čia tokia, jeigu matosi, va, tokia vat platesnė eilė neužsūdyta, čia bus arbūzam. O čia pirmas 2 vagutes, tai padarė tiem runkeliam. Čia šparagai. O šitą visą reikalą reikia užsėti. Užsūdyti, užsėti. Tai su Andrium juokėmės, kad turbūt sėklų pritrūksiu. Ai, smagumėlis. Oi, bet kaip smagu. Išėjau rytai, raudo visą dieną lietų, tai jau ir užsidengiau ir vat vynogės, jau vėl užsidengiau, šiltnamius susidariau. Nu, žodžiu. Taip, tai viskas, žodžiu, šiai dieną tiek. O rytoj įdedu filmuką ir žodžiu, sumontuosiu viską, nes rytoj lietus, manęs nieko veikt. Tai rytoj sudėsiu filmuką ir įkelsiu. O paskui pratęsimas kitam pirmadieniui bus putpelių gardų užbaigimas, žodžiu, ir daržų sėjimas turbūt. Ja, ir žolės pjovimas. Nu, žodžiu.